Maistas yra egzistencinis ir pats svarbiausias žmogui. Žmonės, kurie ir nesupranta genetinės inžinerijos sudėtingumo, vis tiek gali lengvai įtarti, kad jų maistas yra užterštas chemikalais arba genetiškai modifikuotas. Korporacijų paslaptingumas dar labiau paaštrina tos įtarimus. Viso pasaulio ūkininkai yra bėdoje. Kodėl? Dėl genetiškai modifikuoto maisto. Ūkininkai lengvai pasiduoda dėl smunkančių kainų. Net jeigu ilgos trukmės poveikis yra žalingas, nuostolingas dirvožemiui, jiems patiems bei jų šeimoms. Ir tai akivaizdu Indijoje, Kanadoje bei Argentinoje. O kaip dėl maisto? 5 didžiausias agrochemijos korporacijos kontroliuoja apie 85% maisto. Ir tai, ką jos nori padaryti, tai valdyti visą maisto grandinę, nuo sėklų iki patiekalų. Tos korporacijos pakeičia maisto genus, kad gautų norimą rezultatą, norimą savybės ar bruožus. Kam to reikia? Daugeliu atveju tai naudinga agroverslui, ypač masinės gamybos kompanijoms, pateikiančioms produkciją iš grūdų ir sojų pupelių. Pavojus nėra žinomas. Mokslo atžvilgiu mes nežinome, ar tai, ką darome, yra žalinga ar ne. Kandžių genai yra sujungiami su bulvių genais. Arktinio šalvio genai su braškių genais. Plekšnės genai su pomidorų genais. Jonvabalio genai su kukurūzų genais. Monsanto, kuri yra didžiulė korporacija dirbanti šioje srityje, modifikavo sojų pupeles, kad jos taptų atsparios tam tikram pesticidui. Be abejo, tas pesticidas tos pačios kompanijos produktas. Jis vadinasi Roundup. Tad sakoma, kad sojų pupelės jau yra paruoštos su Roundup. Tikslas nėra padidinti sojų pupelių derlių. Tikslas yra parduoti kuo daugiau Roundup. Visame pasaulyje piktžolės tampa atsparios Roundup herbicidams. Jie turi ypatingų grūdų, kurių sudėtyje yra pesticidų. Ir jie nori parduoti šias ypatingas sėklas. Jie užpatentavo šias sėklas ir parduoda jas už išpūstą kainą. Jie nustato technologijos mokestį ir taip pat jie turi nuosavybės teisės. Taigi ūkininkams neleidžiama išsaugoti sėklų ir jas prižiūrėti taip, kaip jie tai darė šimtus metų. Nuosavybės teisės suteikia korporacijoms galimybę užpatentuoti gyvus dalykus, bei gauti nuosavybės teisę į augalus ir jų ateities kartas. Taigi jie perka sėklas, bet jos jiems nepriklauso. Jie turi licenciją 1 metams ir kitais metais korporacijos vėl turi sėklas pirkti. Tas, kas vartoja narkotikus, yra priklausomas nuo tiekėjo. Tad kas turi galią šiuo atžvilgiu? Prekybos agentas be abejo. Bijodamos pirkėjų pasipriešinimo, korporacijos daro spaudimą, kad produktų etiketėse nebūtų nurodoma, kad tai genetiškai modifikuotas maistas. Europoje, vyraujant smarkiam pasipriešinimui, Anglijos maisto parduotuvių tinklai neleidžia genetiškai modifikuotų produktų. Korporacijoms patyrus nesėkmę Europoje ir Amerikoje, jos veržiasi į kitas šalis ir regionus, pavyzdžiui, Indiją. Ir pažeidžia visus aplinkosaugos įstatymus ir taisyklės. Jie korumpuoja mokslo ir valdžios institucijas. Ir taip pažeidžia pagarbą aukščiausiajam Indijos dievui. Alkis nėra technologijų problema. Pasaulis pagamina pakankamai maisto. Tad kodėl yra tiek alkanų žmonių? Dėl to, kad maistas nėra jiems atvežamas, nėra jiems pasiūlomas. Maisto pramonė yra galingųjų ir turtingųjų rankose. Neturtingi žmonės neturi prie jos prieėjimo. Genetiškai modifikuotas maistas pablogina situaciją, padidins alkį bei skurdą. Tad tai nėra strategija gaminti daugiau maisto, bet strategija pakenkti ūkininkų sveikatai ir sukelti daugiau ekonominių ir sveikatos problemų. Indija gali ir be šito. Gyvybė vystėsi apie 3 milijardus metų ir gyvuose organizmuose yra išmintis, į kurią turime atkreipti dėmesį. Mes niekad nesame patyrę pasaulio bado ir tam nėra priežasties.
Bet argi turėtume gyventi pagal tas korporacijas ir jų sistemą? Jeigu modifikuotos sėklos savybės katastrofiškai žlugs, tai atsitiks visame pasaulyje.